dažnai manęs irgi žmonės klausia, ką ten eiti tuos Europos parlamento rinkimus? Nu, išrinks ten, išvažiuos 12, nei matysim, nei girdėsim jų. Tai yra labai neteisingas požiūris. Aš tikrai kviečiu ateiti ir dalyvauti birželio 7 dieną Europos parlamento rinkimuose. Aišku, aš tikrai prašau balsuoti už Liberalų centro sąjungos sąrašo numeris 14. Ir tikrai galiu pasakyti, paraginti savo draugus, savo simpatikus, kurie, aš suprantu juos, kurie sako, kad dabar Zuokas išvažiuos, kaip čia dabar. Tai yra, mes jį rėmėmės, jis buvo gal ir mušamas, gal ir dar kažką, bet tai buvo tam tikras, kaip ir ramstis. Aš tikrai kviečiu savo draugus simpatikus dalyvauti ir balsuoti. Ir balsuoti už tai, kad aš tikrai išvažiuočiau į Briuselį. Nes man reikia to, man reikia kaip politikui, kaip žmogui. Ir tiesiog prašau dalyvauti ir balsuoti. Priešininkus, kurių tikrai, manau, yra daug, lygiai taip pat kviečiu dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, lygiai taip pat balsuoti už mane, nes pagaliau atsikratysit Zuoko. Jis išvažiuos į Briuselį, neknis smegenų kubiliui, galėsite ramiai daryti visas tas nesąmonės, kurias šiuo metu darote ir nebus tas, kuris pastoviai sakys palaukit. O gal yra kitas kelias? Taigi, manau, kad aš galiu šiuo atveju paragindamas dalyvauti Europos rinkimuose duoti galimybę pasireikšti ir oponentams, ir priešininkams, ir aišku, draugams. O aš nuoširdžiai pažadu tikrai, tai nereiškia, kad aš bėgu iš Lietuvos, tai nereiškia, kad man Lietuva nesvarbi, kad aš tiesiog noriu pailsėti arba nusišalinti nuo Lietuvos problemų, tikrai ne. Man Lietuva svarbi, nes aš čia gyvenu, mano vaikai čia gyvena. Ir tikrai aš noriu, kad Lietuva būtų tokia valstybė, kurioje visi vaikščios aukštai pakėlę galvą. Kurioje tikrai visi jausis pilnaverčiais tikrais europiečiais. Ir kad, mes būtume geriausi. Aš tikiu, kad mes galim tą padaryti. Ir aš grįšiu iš Briuselio. Ir grįšiu kaip uraganas, aš jums tą pažadu.